Ir paskutinis klausimas. Norėčiau stoti į jūsų kūriamą partiją, bet abejoju ar pritapsiu, nes esu antikinės demokratijos šalininkas. Nesutinku, kad bobų ir bobiškų berniukų balsų dauguma nulemtų visus sprendimus. Tačiau nepalaikau ir minties, kad valdytų tik oligarchų klanai. Kokia šiuo metu situacija su partijos steigimu? Ar dar ieškote narių? Steigėjų. Mes ieškom steigėjų. Visi gali būti steigėjais. Ir įeikite į naują politinę jėgą NPJ. Facebook'e ten yra parašyta, kaip galima būti steigėjų. Ir vat, jūs, Laurynai, jeigu norėtumėt, jūs dar 10 žmonių surenkat, kurie jums parašo įgaliojimus ir jūs 11 atvažiuojat į steigiamą susirinkimą ir prabalsuojat. O dabar abejonė dėl pritapimo ir antikinės demokratijos. Taip, čia toks, jeigu istoriškai žiūrėtumėm, ar ne, kaip Anglijoje pradžiai buvo. Balsuoti turėjo teisę tik tai tie, kurie turi žemės. Paskui, tik tai tie, neturit žemės ir neturit balso teisę. Paskui padarė, balsuoti turi teisę tie, kurie uždirba 100 svarų arba daugiau per metus. Man atrodo, 100 svarų buvo baisus pinigai, dideli pinigai. Paskui ta kartelė buvo leidžiama. Aš nesakau kaip teiginį, aš sakau jums, mėly Lietuvos žmonės, pamastymui kaip galimybę. Apie valdžią kalbant, o aš kalbu dabar apie valdžią pastoviai, ar ne? Kiek bepročių valdžioje? Tai mano retorinis klausimas. Gal, aš neteigiu, bet sakau, gal reiktų leisti balsuoti tiem, kurie išlaiko minimalius loginius testus, uždavinius. Bet jūs ir pradedat segreguoti visuomenės. Jūs pradedat neigti kiekvieno balsavimo teisę. Aš pradedu kreiptis į tai, kad gal mąstantis žmogus turi nuspręsti minimalius mąstymo sugebėjimus, kuris turi, o mūsų valdžią pažiūrėjus, tai klausimas kyla, ar jie turi tuos mąstymo sugebėjimus. Aš manau, kad ten trečdalis tikrai nepraeitų testo, kiek yra lyčių. Labai lengvus klausimus, jiems sunku atsakyti, o man klausimas labai lengvas šitas.